Šiauliečiai turėjo progą susipažinti su mažai kam žinomais miesto istorijos faktais. Kino teatru po atviru dangumi virtusiame amfiteatre pristatyta ištrauka iš filmo 777 Šiaulių akimirkos. Miesto jubiliejui skirtoje juostoje vaizdai ir istorikų pasakojimai apie įdomiausius, reikšmingiausius įvykius per visus 777 metus. Šiauliečiams pristatyta neeilinio filmo premjera. Į naktinį kino seansą amfiteatre miestiečiai būrėsi pirmieji pamatyti filmo 777 Šiaulių akimirkos, skirto miesto jubiliejui. Kaip sako vienas filmo autorių, Šiaulių kino meno klubo pirmininkas, šią juostą norėta priminti šiauliečiams, kokia įdomi ir turtinga yra istorija miesto, kuriame jie gyvena, papasakoti apie svarbiausius istorijos momentus. Viktoro Gundajevo pasakojimų filmas susideda iš begalės skirtingus laikotarpius iliustruojančių vaizdų ir istorikų pasakojimų. Filmas tai yra rinkinys įvairių istorinių senų kino kadrų, fotografijų, piešinių, schemų. Filme savo komentarus pateikia ir pristato įvairius istorijos laikotarpius, Šiaulių universiteto istorijos katedros dėstytojai. Taip pat mes surinkom daug medžiagos iš Šiaulių aušros muziejaus archyvo, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos. Viktoras Gundajevas pasakoja, kad kuriant filmą įdėta labai daug darbo, vien pokalbių su istorikais įrašyta apie 4 valandas. Sudėtingiausia, kaip prisipažįsta vienas filmo autorių, buvo rinkti ikonografinę medžiagą pasakojančią senąją miesto istoriją. Teko kreiptis į Lietuvos centrinio valstybės archyvo kino dokumentų skyrių. Galiausiai surinktas tikras informacijos lobynas nuo pat tarpukario iki tarybinių laikų. Su 20 amžiumi viskas paprasta. Yra išrastas kinas, fotografija, yra daug pakankamai medžiagos. O daugiausiai sunkumų yra renkant medžiagą vis dėlto nuo priešistorijos iki 20-ojo amžiaus, kur reikia ieškoti įvairių iliustracijų, įvairių schemų, piešinių, nes, kaip žinom, nei kino, nei televizijos, nei fotografijos tada dar nebuvo. Premjerą žiūrėję šiauliečiai sakė, nė nesitikėję pamatyti tokio įdomaus filmo. Daugelis prisipažino sužinoję naujų, dar negirdėtų istorijos detalių ir išvydę niekart nematytų vaizdų. Noriu daug žinoti apie savo miestą. Šiek tiek žinojau, bet jau daug tai nežinau. Labai įdomu. Kada įkurtas, kas valdė, kas bažnyčią pastatė. Daug nežinotos informacijos, aišku, kur niekada laikraštį nepaskaitysi. Labai įdomu. Man asmeniškai labai įdomu. Labai malonu pažiūrėti. Labai įdomu. Taip, kad už tai dėl to ir atėjom pasižiūrėti. Vienas filmo autorių, Viktoras Gundajevas, sako, kad miesto amfiteatre pristatyta premjera tai tik nedidelė dalis visos juostos. Visą filmą 777 Šiaulių akimirkos planuojama patalpinti internete arba transliuoti per televiziją. Viktorija Grušaitė, Silva Šimkevičienė, Tomas Mizgirdas, Šiaulių televizijos žinios.